raizgama, tai čia surišama. Kad nepadaryti mūsų nieko. Labas vakaras. Kaip nusiteikia prieš Kalėdas? Kalėdos, nuotaikos geros. Dabar visur per reklamą tik Kalėdas. Gailestingumo metai varsime. Kai kam sunku, kai viskas pabrangia. Niekas nepabrangia. Nevaikštot. Aišku. Jis neperka gal brangu. Taip ir supratom, kad nevaikšto parduotuvėn. Vargšė ten. Kaip kuprinėlis. Nu, kuo ypatingas šitas laikotarpis, šitas metas? O ta gavėnė vadinama, tai yra išsilaisvinimas iš kažkokio tai klimpimo metas yra. Tai yra kunigai specialiai reiškia ir daro visas pastangas, kad netgi mišias, kur didesnėse bažnyčiose, tai visą laiką kunigas nuodėmklausys sėdi. Visų mišių metu. Kai taip, tai pas kunigas tik tai prieš mišias, paskui eina laikyti mišių. Dabar iški sutelktos tos jėgos, kurie yra, netgi yra kunigai, kurie yra altaristai, jie irgi klauso mišių. Kad žmonės apsivalytų nuo tų vadinamų nuodėmių. Ir į Kalėdas ateitų šviesus. Ritualas, sakyčiau, reikalingas. Ir kas jį supranta, labai reikšmingas yra. Ir šeimos atžvilgių, pačio žmogaus atžvilgių. Nes kai žmogus šviesėja visa šeima. Ir vaikai, ir anūkai, ir netgi vaikai, kurie gyvena užsienyje. Ir netgi mirusių struktūriniai dariniai keičiasi, jeigu žmogus nuoširdžiai viską atlieka. Dvasiniam lygmenį pokyčiai, kurie vyksta, žmonės nežino. Gal vyksta, gal nevyksta. Kadangi aš galiu pasižiūrėti, kokie pokyčiai vyksta žmoguje, kai jisai gilinasi informaciją, netgi atklauso paskaitas. Kitas iki jau kelis iki girdėtos tos paskaitos, bet kažką tai naują išgirsta arba į kažką tai susiorientuoja, kur kitose paskaitose negirdėjo. Yra ir tokie dalykai. Tai vat, ir netgi klausydami tas paskaitas, kur įrašai padaryti yra, kažkaip matot, nei vienos neįrašinėja. Kažkam patinka, įsirašykit, ir čia daiktų. Ir aš nei vienos internetą netalpinu. Žmonės patys talpina. O kodėl talpina? Todėl, kad yra noras, kad ir kiti žinotų. Kai kurie, kai perskaito knygą, tai nori, kad ir sesuo, ir draugė, kad žinotų tą informaciją. Ir užsidega tokiu noru. Paskiau tas noras po kiek laiko praeina. Kad vaikai žinotų, vaikai spardosi, nenori, ypatingai tie, kurie yra įkliuvę jau kažkokį tai nuodėmių liūną. O šiandien į liūną įkliūti labai lengva. Kontraceptinės priemonės iš karto. Gyvenimo pradžia, nuodėmių liūnė. Eina lytinius santykius, pastoja,
naudoja kontraceptinės priemonės, nužudo vaikaičius ir viskas. Ir jau tamsioji zonai žmogus, jau jam laimė, sėkmė daug kur nebesiseka. Ir net šito nesuprasdamas žmogus mano, kad viskas tvarkoja. O toli gražu netvarkoja, nėra lygio, tada nėra sėkmės. Ir svarbiausia yra, kad pa žmogui mintis pyktis, nepykanta atsiranda. O čia yra blogio. Per pyktį nepykantą ir gimsta tarpusavio nesantarė, bet ne tik, kad pati nesantarė, bet žmogaus lygis krenta. O žemesniam lygiai žmogus gyvendamas jis negali būti toj dvasiniai šviesoj, kad būtų laimingas. Būtinai ar tai nesusitarimai kažkokie, tai ar tai pyktis nepykanta, ar dar kažkas tai užvaldo ir prasideda jau šėtono diktuojamas gyvenimo šokis. Tos dvasinės tamsos jėgos per pyktį nepykantą žmonės valdo. Ir kadangi čia daugelis jau žino tą informaciją, tai gal ir aiškinti nereikia. Tai va šitas periodas yra kaip tik prieš Kalėdas, prieš Velykas yra tas apsivalymo periodas, dvasinis apsivalymas. Kristaus mokyme pasakyta, kad kur dar 3 susirinks mano vardu, ten būsiu aš. Kai žmogus tas iki savo klaidų nenori, bet kai išpažįsta, reiškia, tas savo klaidas, kad jis pripažįsta, kad jis kaltas yra ir nenori jose pasilikti, tai Dievo tavo sistema, atgailos sistema leidžia atsilaisvinti nuo to blogio ir toliau, reiškia, vėl gyventi normalų gyvenimą. Aš sakau, man tai patinka žodis atgaila rusų kalboje. Pakajanėje vadinasi. Pakajanėje. Kol aš esu ne aš tapau kitokiu žmogumi. Aš noriu sugrįžti į tą normalų gyvenimą. Kol kas aš ne aš. Tai ir kai žmogus per suvokimą supranta, sugrįžta atgal, gyvenimas vėl prasideda kitoks. Pakyla lygis, o lygis duoda suvokimą. Jeigu silpnas lygis, tai žmogus neturi suvokimo. Jam atrodo gerai ir taip. Gerai gerti, gerai negerti, gerai dirbti, gerai nedirbti. Aš turėjau savo firmą, kai ateina pas mane, klausiu, ką tu moki dirbti. Sako, moku kasti. O ką tu dar moki? Moku nekasti. 2 darbas moka daryti. Ir paskiau klausė, kiek aš uždirbsiu. Sakau, žiūrint, kaip tu kasi. Ir darbas tau tokia darba, kad tu kasti galėtum. Kai su žmonėmis bendrauja, tai kitas iki atsiranda kaip vos ne kaip anekdotas. O šiaip gyvenimas jis yra ir įdomus. Ir kiekvienam amžiuje yra įdomus. Kiti sako, močiutė jau nieko nebesupranta. Taip, iš kur jinai supras, kad jinai ir nežino tų pagrindų. Jinai meldėsi, neturėjo maldaknygį. Nei tos maldaknės, nei švento rašto nepastudijavo ir nežino, kodėl to reikia. Ir netgi nežino, ką patarti anūkė, ką patarti anūkui, proanūkiai, jeigu vyresnė amžiaus, kaip nuteikti, kad eitų dvasinės šviesos keliu. O kol dar yra reikalingas tas dvasinės šviesos kelias, už tai, kad yra tik 2 kryptis. Ta dieviškoji kryptis ir šėtoniška kryptis. Jeigu piktasis veda žmogų į nuopolį, o kodėl jis veda tenai? Už tai, kad jis nori maitinti žmogaus gyvybės įvais. Be nuopolio jis prie žmogaus prikipti negali.
Už tai, kada žmogus jau pradeda kitaip galvoti, su pykčiu, nepykanta, nuoskaudom, nusivalimais, keiksmais, tada jau, reiškia, jam atsiveria visi vartai įsibrauti į žmogų ir jame gyventi ir jį valdyti, jo mintis valdyti, jo. Kad jis kažką tai pasakytų, kad tas žmogus įsižeistų ir iš kartais įsižeidęs užpyksta, o pyktis iš viso atveria demonų įsibravimą į žmogų kelią. Ir tada tos fafūnės valdo žmogaus mąstyseną, mintis. Ir žmogus šitą nesuprasdamas, tomis mintisgimis ir mąstyseną gyvendamas, tai sujaukia ir kito žmogaus gyvenimą ir protą. Yra kai kurie dalykai, kur subtiliai veikia dvasiniam lygmenį, jie net atrodo nieko nevyko, o veikia labai stipriai. O kiti dalykai yra, kuomet žmogus pradeda pykti, neapkęsti ir žodžiais viens kitai žaidinėti, nenoras suprasti, noras nešioti pyktį ant kito žmogaus, ypatingai jeigu moteris pyksta ant vyro, naikina tėvišką struktūrą savo vaikose, jeigu vyras moteriai neapkenčia žmonos, naikina motinišką struktūrą savo vaikose. Ir vaikams sėkmės nėra. Kodėl taip yra? Už tai, kad vaiko siela maitinasi per tėvo ir motinos sielą. Jeigu tarp jų netvarka, tai viskas, ir pas vaikus bus netvarka. Vėliau ar anksčiau būtinai bus netvarka. Vienintelis įsigelbėjimo būdas, jeigu gyvena meilėje, abipusėje meilėje, vyras, ten sūnus myli žmoną, arba žmona, tai yra dukra myli savo vyrą, ir vyras myli dukrą, o žmona myli tą sūnų. Ir jeigu tarp jo abipusė meilė yra tvirta, tvarkinga, tai tada viskas gerai. Jie atsiriboja nuo tėvų blogio, bet jau tos meilės nėra, tada jie viskas kaip tas sugeriamas popierius, viskas sugeria. Ir po truputį jų gyvenimas prastėja. Ir tada atsiranda niuansai. Pradeda įvairiai žodžiais viens kitą vadinti, o juk pasakyta, ir žodis tapo kūnu ir gyvena tarp mūsų. Ne tik žodis, ir mintis, ir žodis tampa kūnu ir gyvena mumyse. Tai vat, kad tie žodžiai ir tos mintis būtų išvalytos, kaip tik tai duota per adventą, per gavėnią, duota atgailos sistemai išsivalyti. Ir kada žmogus išsivalo, jis tampa kitokiu. Tada kitaip pasaulis atrodo žymiai gražesnis, šviesesnis, saulė gražiau šviečia. Ir rūkas šiandien Kaune neblogai atrodo. Atrodo kažkokia kaip migla, bet tai yra. Kai nuotaikos nėra, tada ta nuotaika dar prastesnė. O kai žmogus nuotaiko, tai jis nekreipia dėmesį tą dalyką. Iš viso gyvenimas susideda iš žmogaus mąstymo. Kaip žmogus supranta tuos dvasinius dėsnius, kaip moka juos įvertinti ir kaip moka panaudoti gyvenimo praktikoje, kur gėrio, grožio, dvasinės išminties šviesos kūrimui, tai priklauso ir jo pats likimas, gyvenimas, ne tik jo, bet ir jo antros pusės, ir jo vaikų. Vat visi žmonės mano, jeigu kada kalbėsi su žmogum, keičiasi jo rodikliai, keičiasi vyro esančio namuose rodikliai arba žmonos esančios namuose rodikliai. Tai yra visgi dėsnių tvarka seka, kurią reikia žinoti, suvokti ir stengtis, kad žmogus būtų tos dvasinės šviesio išminti gyventi. Kvailystėmis gyvenant jokią gėrį nesukursi. Tik su kiekvieną dieną galbūt vis dar toliau klimsi kažkokį tai liūną ir paskiau turėsi problemą. Ir sveikatos, ir likimo. Ir ne tik pats į liūną klimsti, bet klimsti į liūną, klampinti liūną savo vaikus, vaikų gyvenimo likimą.
Vienintelis, sakyčiau, apsaugos sistema pas vaikus, jeigu jie gyvena meilėje. Jeigu ten sūnus myli žmoną, o žmona myli tą jo sūnų, ir jie meilėje gyvena, tai netgi motinas kitas iki piktis, nepykanta nepramuša tos meilės jausmą. Bet jeigu jie nemeilėje gyvena, tik tai taip yra. Tai kiekvienas tas negatyvas iš tėvų, tiek iš jo, tiek iš jos, praktiškai pasiekė sutuoktinis. O kadangi pasakyta trumpai aiškiau, tai netgi atgailos sistema nusidėjo mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimas. Pirmoje eilėje stovi žmogaus mintys, po to žodžiai. O paskiau eina jo apsileidimai. Tai yra darbai, o po to apsileidimai. Jeigu blogas mintis yra, jos reiškia būna, kad palydimas darbais. Peštinėm, muštinėm, gerimais, lošimais ir visokiais kitokiais, kur vienas kitą jaudina. Tai yra tamsios jėgos, reiškia, tų demonų, virš demonų esybių. Jos pradeda valdyti žmogų. Ir žmogus paskui nežino, kodėl jis tai padarė. Atrodo, pats save kontroliuoja, lyg ir viskas, bet ne, tuo momentu negalėjo save sukontroliuoti, pamiršo visus 10 Dievo įsakymų ir jau nebepanaudoja praktiką. O tik tai sukuria kažkokį pykčią, nepykantos, nuoskaudų, nusivylimų, sukasi galvoje, mintyse ir jausmuose. O mintis tai yra programos. Jeigu tas programas sukūrė, jos lydės ir primins ir veiks. Už tai čia sakau, vaikas, jeigu vaikus tėvai keikia, taigi jų likimą prakeikė. Vietoj to, kad tėvai pasižiūrėtų, o kodėl mes pagimdėm tokį vaiką, kodėl mes jį tokį užauginom, tai vietoj to jie geriau, reiškia, pasmerks vaiką, nuteis. Koks jis nevykėlis, koks nevidonas, man sarmata tokį vaiką turėti ir žiūrėti. Vietoj to, kad, reiškia, atleis nuodėmes man, mano vyrai ir mūsų visiems žmonėms, dėl kurių klaidų jis užaugintas toks iššis ir toksai gimė. Nevisavertis. Nevisavertį pagimdo ir dar pyksta ant jo, kad jisai yra nevisavertis. Matot, koks žmonių atsinešimas į pačią savo, reiškia, palikuonis. Už tai žmonės turėtų gerai įsiginti, pirmoje eilėje pabandyti išsilaisvinti iš tų problemų, kurios kenkia gyvenimui, susitvarkyti, ypač atgalos sistemą nusidėjo mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimas, reikia visą sistemą peržiūrėti. Ir pa žmogų, kas pirmoje eilėje gimsta mintis, o po to jau žodžiai. Žodžiai gražus, geri, pilni meilės, ar žodžiai, reiškia, yra pilni prakeikimo viens kito. Ir žmonės, kas sako, nieko nebuvo, sako, aš jai daviau. Užtildžiau, jeigu negali užtildyti balsu, tai kumščius paleidžia. Jis sako, užtildžiau. Bet tai yra prievarta niekuomet nelydima yra išminties. Išmintis, jeigu supranti ir jeigu išmintingai negali, tai vien tik prievarta nieko neduoda. Tada tarp žmonių atsiranda antagonizmas. Atsiranda kažkoks tai piktis, neigiama emocijos rauta viens kitą atžvilgiu, nutolimas viens nuo kito. Už tai reikėtų ieškoti išminties, o kaip tą blogį, kuris kilo šeimoje, pakeisti į gėrį. Tai viena iš tų sistemų šiandieną ir yra atgailos sistema. Tai yra atgaila per tarpininką netgi. Kodėl per tarpininką? Nes yra lygis, jeigu žmogaus lygis žemas, o nuodėmės potencialas gilus yra, tai žmogus įsilaisvinti paprastai negali. Už tai reiškia atgaila per tarpininką, kunigas. Kristaus mokymai yra pasakyta.
kad kur dar 3 susirinks mano vardu, ten būsiu aš. Kadangi kunigas apmokytas išklausyti nuodėmę ir duota jam galimybę atleisti, tai du prašo atleidimo. Pats žmogus ir jau kunigas tarpininkauja tam atleidimui, tai yra dviese prašo. Tas dviese gali būti vyras ir žmona, gali būti, reiškia, ir draugas, ten vyro draugas, arba draugė, kurios, reiškia, irgi yra, kur supranta, to žino. Ir malda ir atgaila galima daug ką išsilaisvinti. O ten, kur nepavyksta, tai praktiškai tada, reiškia, atgailą reikėtų atlikti per kunigą, per tarpininką. Mažas nuodėmės tos, kažką tai pasakiau, ne taip įžeidžiau, jų irgi yra skirtingi lygiai, žiūrint, kaip įžeidėjai ir kaip žmogus tą įžeidimą priėmė. Bet jos yra paprastesnės ir jos paprastai atleidžiamas, bet gilios nuodėmės, tokios vaiko nužudymas iščiose ir netgi tai reiškia prakeikimas, palinkėjimas blogio žmogui. Žmonės nežino, kad palinkėjimas blogio žmogui kenkia tam pačiam, kuris palinkėja pirmoiliai. Jis suardė savo struktūrinį derinį ir veikia pirmoiliai tą, kuris keikia. O po to reiškia tas, kurį keikia, jeigu jisai su pykčiu reaguoja su neapykanta, tada ir jam kenkia tas prakeikimas. Bet jeigu jis šitų nepriima, ramiai žiūri, gal netgi ir pasimeldžia už tą klystantį žmogų, kuris turi tokias mintis, tai tam visiškai nekenkia, o atvirkščiai dar sustiprėja dvasinė būsena. Tai va, taip kad atgaila yra vienas iš geriausių būdų išsilaisvinti iš dvasinės tamsos spąstų. Kai pakliūni tuos spąstus ir jeigu nenori pasilikti, tai pirmaliai visiems atleisk pats ir paprašyk atleidimo. Nes kuomet žmogus prašo atleidimo, kuomet supranta ir jeigu tą nuoširdžiai daro, tai dvasinės šviesos jėgos ateina į pagalbą. O jų yra gausybė, ir angelai, ir įvairūs apaštalai, ir serafinai, įvairios dvasinės struktūros, kurios nuo Dievo skirtas tarnystei, pačiam Dievui. O ta didžiausia tarnystė tai yra, kai žmogus virsta iš nedoro į dorą. Tos pastangas, kurios įdėtas. Taip, kad pastangas deda šviesas pasaulis. Kad žmogus, reiškia, sugrįžtų į tą Dievo palaimos šviesą. O žmogus, nežinodamas, reiškia, draugauja su piktuoju ir vadovaujasi jo padiktuota minčių, nuoskaudų, nusivylimų ir kitų, reiškia, tokių jausmų, sukūriau banga, kurioje gyvendamas jis daro klaidas. Taip, kad žmogus yra per nesupratimą daug, reiškia, daro ir elgesi ne taip ir nori laimės. O laimė jau priklauso nuo to, ko tu vertas esi. Tai vertės atstatymui, atgailos sistema, jeigu nuoširdė atgaila, jeigu peržvelgtas gyvenimas, tai atgailą galima įvairiai padaryti. Gali netgi nuodėmę surašyti, įteikti kunigai. Kitas iki net neskaito, bet jeigu tu surašėjus ir apskaitoji, dvasinės šviesos apskaitoji. Ir neutralizuoja daugelį dalykų.
kuomet žmogus pakyla aukštesnį dvasinį lygmenį, jo mąstysena kitokia, supratimas kitoks. Tada netgi aiškiau suprantama, kada skaito šventą raštą, jame, ką parašyti tie teiginiai. Čia neišgalvoti teiginiai, o iš tikrųjų vyksta sistema. Bet ir šiandieną diagnostikos metu. Bet paaiškinį žmogus supranta, kyla jo lygis. Kyla jo lygis kyla žmonos esančios namuose. Kyla lygis vaikų, jų bendrų vaikų. O jeigu kyla lygis, reiškia, tai yra keičiasi padėtis. Ir kuomet žmogus pasiekia atitinkamą ribą, reiškia, keičiasi pats gyvenimas į gerąją pusę. O štai pastangos turbūt ne fanatiškos, o kūrybingos ir išmintingos pastangos. Ten, kur fanatizmas yra blogai, netgi religija irgi blogai yra. Ir kategoriškumo neturi būti. Kategoriškumas daug kur kenkia, tiek religiniam tikėjime, tiek dvasiniuose darbuose. Jeigu yra, turi būti išmintis pagrįsta išmintimi. Ir tie patys žodžiai, tas pačias mintis ir geras noras. Žmogaus geras noras daro stebuklus. O blogas mintis, suprakeiksnojimas, netgi žmogus atrodo visur pasitvarkė ir atgal atliko viskas, bet vėl prisiminė kaimyną, vėl piktis užverė, vėl viską, ką turėjo, sunaikino. Ir vėl atsidūrė dvasinėje tamsoje. Matot, nebereikal pasakyti, atgailo sistema nusitėjau mintimis. Pirmoji eilė stovi mintis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Po to eina žodžiai, po to eina darbai, o po to įvairūs iškiai, čia man ir šeši be to apseisi. To nedarysiu. Paskiau ant rytojus durnas, kodėl aš šito nepadariau. Tai yra, atsiveria toks kaip sistema. Žmogus pats save naikina, nori būti laimingas, nori būti sveikas, o į vartus atvėrus į blogį nebūsi laimingas. Ir sveikas nebūsi. Ir žmonėms gyvenimas duotas toks, kokiais vertas yra. Tad vertė atstatyti, kaip tik prieš Kalėdas, prieš Velykas, kur duoti reiškia yra ir maldos, kurios duotas, įvairios rekolekcijos vyksta. Ir žmogus, jeigu jos dalyvauja ir jeigu supranta, kas tai yra, ir pakilėja aukštesnę dvasinę šviesą, kodėl reikalingas toks kaip susibūrimas. Į tą dvasinę šviesą ėjimas vienam žmogui nėra paprastas. Kitas iki neįmanomas net yra. Už tai Kristaus mokymai pasakyta, kur dar 3 susirinks mano vardu, ten būsiu aš. Ir kur dalyvaus jisai pats, tai ten vyksmas vyksta kitaip. Jeigu išmintingai, kūrybingai, ramiai. Yra šiandieną ir grupė susidarė, maldininkų grupė, bet toli gražu nėra tokių grupių, arba yra nepakankamos grupės, kurios kiekvienas žmogus ateina su savo nuomonė, kiti sako, eimėm pasimelskim už tą, už jo nuodėmės, o jo nuodėmės tokius ir tokius, tai kitas iš tų maldininkų iš karto pradeda smerkti ir teisti. Už šitą nevidona melstis, jau geriau už savo mamą pasimelsiu. Ir čia reiškia tas susiskaldimas eina. O malda ir geras noras, kad pasikeistų padėtis, ne tik tai padeda tam, už kurį meldiesi, bet padeda tam, kuris meldžiasi, kuris to noro siekia, eina į jį ir į jo palikuonis. O blogis, pyktis, smerkimas, nepasitenkinimas
ne tik tai tam žmogui blogai, bet ir jo vaikams, palikuonims, anūkams, proanūkiams. Netgi kai kurie, reiškia, kur numirė žmonės be atgailos, be sistemos, tas blogis pasilieka ir paskiau turi poveikį vaikų gyvenančių žemėje gyvenimą. Aš atsimenu pokalbis ne vieną, reiškia, atsimenu Vokietijai buvau, tai viena vyrai sako, tai kodėl tu nepadedi savo sūnui? Ten rusų kalboje tas, kadangi ten daugiausia rusakalbiai, kurie yra rusiškai kalbam, tai jis man ir atsako, tas žmogus, reiškia, tas miręs žmogus. Sako, как я могу помочь, будучи сам в таком дерьме? Kaip aš galiu padėti tam žmogui, būdamas tam pats tokia mėšlė. Atsakymą gauni iš tenai, kad jis negali padėti. Taip, kad, reiškia, yra dvasiniam lygmenį, tie dalykai visgi egzistuoja. Ir ta dvasinė šviesa, kurį galime ją atstatyti per atgailos sistemą, o prieš Kalėdas ypatingai, reiškia, yra duota tokia galimybė ir kunigai patys nusiteikia. Ir netgi kažkur 21 gruodžio yra ta atleidimo diena. Tai po žydų sistema egzistuoja tokia. Žydas ateina ir pasako kaimynui, aš apie tave blogai galvoju, taip, tau blogai padariau tokį, tu mane atleisk. Ir žydas turi atleisti. Jeigu neatleidžia, tai paskui jis kenčia nuo to, ko neatleido. Jie žino ir, reiškia, tą atgailos dieną gali atsiprašyti ir visa sistema veikia, reiškia. Tai vat. Taip, kad yra labai daug įdomių ritualų, tai bažnytinių ritualų. Yra už negimusius vaikus ritualas. Čia kažkur to atrodo ne rugsėjo mėnesį yra. Aš dabar tiksliai neatsimenu. Lapkričio 23. Na, vat jau nesenai praėjo. Bet jos būna ne vieną kartą, matyt, būna. Ir antras, reiškia, yra, kai tas žmonės, reiškia, susirinko bažnyčiai. Ir mišių metu, reiškia, prieš mišias, maldos metu, pats atsiprašo ir pats atleidžia kaltininkams. Taigi vyksta procesai, galingi išeina žmogus iš bažnyčios, jam žymiai geriau pasijunta, stipriau, tvirčiau ir ramiau. Nes Kristaus mokymai yra, ir man skaito, kai kurios sakinys netkreipia dėmesį. Kristus susitikė sakydavo, ramybė jums. Ir ramybė pats didžiausias turtas yra. Nusiraminti ir paskui ieškoti išeities iš padėties, jeigu yra kažkokia tai padėtis. Bet pirmoji nusiraminti. Ir kai žmogus sugrįžta į tą ramybę, tai jis geriau suvokia, geriau supranta, kas yra, kas blogai, kas negerai. Ir kaip reiškia geriau iš tos padėties išsilaisvinti. Jeigu žmogus dirgės, piktas, neverti, jis negali surasti savo išeities. Štai atgailos metu, kada išpažįstama nuodėmės kunigui, aišku, priklauso ir nuo kunigų. Būna kunigas apšaukia prieki. Yra tokių, bet aš žiūrėjau, vis tiek vyksta procesas. Kaip viena moteris atėjo, sako, jis mane tai barė, sako, man atrodo, skradžiai žemėn prasmek. Jis sakė, aš daugiau išpažinties neįsiu. Ir žiūriu prieš išpažinti, koks lygis jos buvo ir po išpažinties vis tiek veikia, nežiūrint to, kad jis ją ir iš pusiausvyros išvedė. Yra daugelis dalykų, kurie atrodo, nieks nevyko ir nieks nevyko, tik liko kažkokia tai nuoskauda, nusivylimas, o pasirodo, ne taip yra. Daug kas vyksta, tik tai vyksta galbūt skausmingiau.
Aišku, geriausia, kada kunigas išmintingai paaiškina. Nes išmintis tai yra didžiausias turtas, dvasinė išmintis didžiausias žmogaus turtas, kurio ir už pinigus nenupirksi. O kad žmogus galėtų išmintingai mąstyti, jis turi gilintis į tą išmintį. Turi suprasti tuos visus reiškinius ir mokėti juos pritaikyti gyvenimo praktikoje. Pas mane daugelis žmonių ateina. Yra žmonės, kurie tiesiog ateina į 10 metų vieną kartą. Jis sako, buvau tada ir tada, jau prieš kokį 7 metus, bet noriu dar pasižiūrėti, kaip aš atrodau. Ir pasižiūrė, koks 8 lygis. Tai yra gana neblogai atrodo. O kitas būna ateina po savaitės ir vėl jo lygis 3, ir vėl toje pačiai duobėj, tame pačiame mąstyme klaidingam. Ir jis kaip ir nesikeičia. Ir svarbiausia, turi neigiamus jausmus savo vaikams, savo anūkams, vaikų antroms pusėms, marčiai, žentui ir taip toliau. Ir kadangi moteris daugiausia atsiveria tos srityje, kai mes kalbamės, tai daugiausia būna iš jų pusės visokių minčių. Nori išskirti dukrą, nori išskirti sūnų su ta, kad netinkama jam. Tai apsprendžia, o jeigu jie meilė gyvena, tai pats didžiausias turtas yra. Meilė gydo nuo visų ligų ir nuo nesėkmių nelaimė. Jeigu apipusė meilė yra, tada labai tvarkingas jausmas yra ir harmonija yra. Ir kur Dievas yra meilė, meilė yra Dievas. O mama nori skirti. Nes mano sūnus vertesnis yra, pasižiūrėjau, tas sūnus nieko jis nevertas. Nei lygą nebeturi jau, prauliojas, praūžęs su kitom moterim. O mamai atrodo sūnus pats geriausias. Gerai dar, kad mama nors įgerbė. Taip, kad yra daug dalykų, apie kuriuos reikia susimastyti, galvoti, gilintis. Ir aš tai skaitant mano tą knygą, jinai parašyta čia iš gyvenimo nuotrupos, galima sakyti, kurios baigėsi sėkmė, laimė ir kurios, aiškiai, baigėsi, kol žmogus nežino, yra kančia. Jam ir jo palikuonims kančia. Taip, kad pirmoje reikia gerai suvokti dvasinius dėsnius ir mokėti jais pasinaudoti gyvenimo praktikoje. Nes kur dvasinė šviesa yra, ten sėkmė, laimė ir sveikata, o kur dvasinė tamsa, ten nuopolis, pykčio, nuoskaudos, nusivylimų srautai, jie ardančiai veikia žmogų. Pirmoje eilėje patį žmogų, o po to ir jo palikuonis. O kodėl palikuonis? Už tai, kad vaiko siela maitinasi per tėvą ir motiną sielą, o tėvą ir motiną siela užteršta kažkokiamis mintimis ir ardančiomis programomis ir nori, kad būtų laimingi. Iš kitos pusės vaikai neturėtų smerkti tėvų. Turėtų galbūt suprasti, kad pergyventi gyvenimo stresai, nepakankamas žinių kiekis, užvaldyti demonų virš demono esybių, jie elgėsi taip, jie kitaip negali elgtis, nes neturi pakankamo to potencialo išminties, kurio pagalba galėtų tvarkytis. Tai ir čia yra, nes tėvų smerkimas, tai įsileidimas blogį į save. Nebereikal pasakyta gerbk tėvą ir motiną, 10 Dievo įsakymų. O kodėl pasakyta gerbk tėvą ir motiną? Už tai, kad kiekvieno žmogaus siela maitinasi per tėvą ir motiną sielą.
motina prakeikia ir nori, kad normalus gyvybės įvai iš motinas plauktų į vaiką, iš tėvo plauktų į vaiką. Taip nėra. Ne tik sutuoktiniai viens kitų neturėtų keikti, neturėtų pyktis, nervuotis, bet ir pats žmogus turėtų suprasti, kad jis neturi užmaitinti savo palikonių dvasinės tamsos syvais. Nes žmogaus siela, pagrindinė struktūra, jeigu siela gyvenimo likimo sėkmės programos siela yra tvarkinga, tai siela padeda žmogui tobulėti. Jeigu sielos dariniai suardyti, tada harmonijos nėra, daryk, ką nori, neatsistato. Vat už tai tas nuodėmės supratimas yra, jis yra, kai vat žinai informaciją labai gerai suprantamas, kad suardai savo struktūrinius derinius, savo funkcijas suardai ir jos vystosi nebe taip, kaip turi būti. O pa žmogų per 7 metus nelieka nei vienos tos pačios ląstelės, o naujos ląstelės atgimsta tokios, kokia yra programa. Taip, kad žmogaus siela ir dvasinis jo lygmuo ir fiziologija, pats kūnas fizinis, jisai reiškia yra tiesiogiai surištas. Dvasinis ir fizinis kūnas žmogaus nėra atskiriami. Tik tai, kai žmogus miršta, siela palieka kūną, tada atsiskiria. O žmogus be sielos gyventi negali. O kad būtų laimingas gyvenimas, reikia palaikyti sveiką sielą. O kad siela būtų sveika, nereikia turėti blogų minčių, kurios ardo sielos derinius. O kad nebūtų tų blogų minčių, reikia turėti žinias, kas kenkia ir kas padeda gyventi. Ir kai žmogus įsigilina giliai va tas į tą ir sugeba valdyti savo tas mintis, jausmus, jis tampa kitokio lygio ir jo gyvenimas keičiasi. Svarbiausia, kad ne tik tai šiaip savo keičiasi, bet žmogus įsilaisvina nuo vėžio, įsilaisvina nuo susirgymų, nuo atominio viruso, nuo demonų, kurie jį valdo. Įsilaisvina. Vat kodėl žmonės, žiūrėkit, vat nueina iš pažinties, po mišių arba netgi tiesiog mišiose dalyvauja, po bažnyčios išeina, jam kažkaip tai lengviau pasidaro. Kodėl? Todėl, kad daugelis tų demonų, virš demonas jį atsitraukia. Kai žmogus šviesesnis, jiems netinka jis į mitybą. Jo gyvybės jau į mitybai netinka. Ir žmogus pasijaučia žymiai tvirtesnis. Jam geriau, lengviau pasidaro, atrodo, kvėpuoti lengviau. Akis, to išėję į lauką visai kitaip matosi. Yra žmonės, kurie man aiškina, kad nuėjau bažnyčią, kas atsitiko. Kaip negalėjai prieiti atgailos, to sakramento priimti. Bet kada viskas susitvarkė, reiškia, paskui išeina, atrodo visai kitaip. Būna ir atvirkščiai. Ateina vyras su žmona, pažiūrėjau, reiškia, yra. Į bažnyčią nuėjo aukštesnis lygis, iš bažnyčios grįžo su žemesniu. Sakau, tai ką padarei ne taip? Ogi sako, atlikau atgailą, komuniją priėmiau. O paskui misinu, kam aš tą komuniją ėmiau, vis tiek aš esu nevertas. At pats save pasmerkė, atrodo, reikia ir nieko blogo nepadarė. Bet pats save pasmerkė. Ir čia reiškia irgi yra blogai. Reikia sugebėti atleisti kitiems ir sugebėti atleisti savo. Ir ačiū Viešpatie, kad aš kažkur tai mintyse suprantu tuos dalykus ir galiu tą jau išmintį panaudoti savo gyvenimo praktikai. O ne durnas, ką aš padariau. Jeigu supratai, kad blogai padarai, tai nesi jau toks ir durnas. Gal atvirkščiai šaunuolis esi. Kad galų gale atdasiprotėjai ir supranti, kad čia yra negerai. Ir kad tas blogis, reiškia, kažkur tai mane patį, reiškia, tempė smūgdė žemyn, į tą prarąją, į tą gyvenimą šėtonišką, į peklą. Bet jeigu supratai ir nori išlipti, tai tą norą, kurį turi gerą norą, Dievas padeda.
Nes atgailos sistema ir pagrįsta tuo, kad žmogus, jeigu supranta gyvenimo klaidą, nenori būti joje, nori sugrįžti pas tėvą, Dievas padeda sugrįžti. Ir kada žmogus, aiškiai, pats negali, tai su pagalba tarpininko, to kunigo, jeigu taip nuosekliai, ramiai, išmintingai, viskas yra gražu. Ir yra labai daug dalykų, kurie tiesiog atstabdo. Žmogus nori prieiti iš pažinties, neleidžia jam. Tie, kurie žmonės daugiau užvaldyti dvasinės tamsos, neleidžia. Antras dalykas yra dalinis priėjimas iš pažinties, tai ta dalinė ir atgaila tik tai yra. Taip kad svarbiausia reiškia pasakyti pačius pagrindinius dalykus. O tos smulkesnės nuodėmės, aišku, kitas iki nežmogus mes spręsti, ir jinai smulkiai yra. Pavyzdžiui, susibarė su vyru ar su žmona ir įžeidė ir padarė tokį sielvartą, kurį paskiau, reiškia, galbūt jie vos nesinori gyventi nuo tų tavo žodžių, o tu manai, kad čia nieko blogo nepasakėjai. Ir to ta nuodėmė menkau iš tikrųjų labai žalinga. Taip, kad žmogus turi mokėti kontroliuoti savo mintis ir gilintis į dvasinę išmintį. Pats išminties centras tai yra 10 Dievo įsakymai. Nedaryk šito, neturėsi problemų. O kadangi žmogus nesupranta tos išminties, tai jisai mano, kad jam tai yra galima, o kaimyno tai čia negerai, o man tai nieko baisaus. Jis argumentuotai lyg ir savotiškai kabutėse pagrindžia, kad aš dariau dėl to, kad tai priverstas buvau. O nieks negali priversti daryti blogio. Taip, kad žmogus, kadangi jisai nežino visų pagrindų, nežino, kaip jie veikia, tai jis gyvenime blaškosi. Blaškosi sąmoningai ar nesąmoningai, bet reiškia jo blaškimasis tam nuodėmių sraute, jis pats savo kenkia. Ir kenkia ne tik pats savo, bet savo palikonims, vaikams, anūkams, proanūkiams, tėvams, seneliams, proseneliams irgi. Kadangi aš kai pasižiūriu tos dalykus, kas vyksta su žmogumi, kai reiškia žmogus sužino informaciją, keičiasi mirusių tėvų, senelių, prosenelių rodikliai. Galbūt net iki pat Adomo, tai kažkaip tai net keistai atrodo, o žmonės šito nežino, o procesai iš tikrųjų vyksta taip. Jeigu žmogus pats kyla, tai kyla ir mirusių tėvų, senelių, prosenelių irgi galimybės ir sielos lygmuo kyla. O jeigu sielos lygmuo kyla, tai reiškia pamatas stiprėja. O jeigu pamatas stiprėja, jeigu namo pamatas tvirtas, tai sienos niekad neaižės. Jeigu pamatas netvirtas, žiūrėkime, kampas ir nuslinka žemyn, ypatingai medinio namo. Ne medinio, tai yra mūrinio namo, o medinis namas tai pakrypsta. Aš atsimenu mūsų namas, kur stovėjo tėviškiai, tai 5 metrai, vienas kampas ir kitas, tai ten skirtumas galva toks buvo. Tarp tų kampų. Kažkur tai apie 30 centimetrų. Aukščiau vienas kampas, kitas žemiau. Atrodo ir grindis sudėtas ir žiūrė, nuo grindų vienoje pusėje vienas aukštas yra, o kitą kampą nueina visai kitas aukštas. Ir antras dalykas yra, namas, kada senas, jisai dulyja, rastai, netgi plonėja, pūva, kur lietaus daugiau plaunami, ir taip toliau. Tai vat, ir žmogaus gyvenimas taip pat. Jeigu tvirtas pamatas, tai ir sienos neaižėja. Ir žmogaus gyvenimas visai kitaip klausosi. Bet tą pamatą pirmoji tai yra
kūrė tėvai, o po to, reiškia, kūrė pats žmogus. Arba jį sutvirtina, arba jį susilpnina. Tai atgailos sistema yra vienas iš tų veiksmų, kurie padeda sugrąžinti tą tvirtumą. Sugrįžti atgal. Gailėtis už nuodėmes tai nenoras pasilikti nuodėmėje, noras grįžti atgal. Bet sugrįžimas atgal nėra paprastas sugrįžimas, tai yra sugrįžimas į Dievo palaimo šviesą. O jeigu sugrįžti į palaimo šviesą ir joje pasilikti gyventi, gyvenimas kitoks vyksta. Nes yra didžiausia žmogus, kuris gyvena palaimo šviesoje. O dėl ko sutikima krikšto malonė, dėl ko netgi, reiškia, yra laikomas mišios, kad žmogaus, reiškia, lygis keistusi. Tai yra šviesėtų jo visi dariniai sielos tikime tarp ir mirusiai. O štai, kad pas mirusiai, kai keičiasi rodikliai pas gyvai. O jeigu gyvasis meldžiasi ir nori to gėrio, tai labai gerai abiems ir mirusiam, ir tam žmogui, kuris atlaiko mišias. O šiandien toks periodas yra, kada praktiškai irgi taip pat. Čia labai daug buvo tų pastangų dedama prieš visų šventųjų. Ta minėjimo šventės. Tai prieš tą lapkričio 1 ir lapkričio 1. Bet iš kitos pusės yra ir prieš pat Kalėdas yra. Kitas iki, kai žiūri, kai stebėsi, atrodo, kad kažkaip tai mano žmona buvo pakliuvusi į avariją. Šaligatvėje einant motociklistas nutrenkė, po 6 metrus nublaškė. Paskiau ją, reiškia, nuvežė į ligoninę, jinai su sūnumi kartu. Sūnus ten paskambino, atvažiavo, reiškia, iš firmos mašina ir nuvežė. Ir ligonė nuėmė kaulą šitą viršugalvio visą šitą. Ten, aišku, plaukus, reiškia, atlūpa, viską taip yra, pati kaulą nuėmė, padėjo šaldytuvą ir 4 mėnesius buvo šaldytuvė. Bet žmona tokia procedūra, tai buvo prieš 18 metų. Ir paskiau tą kaulą paverė ir vėl įdėjo atgal. Ten tos procedūros medicinės įdomios yra. Ir po 4 mėnesių įdėjo atgal. O tą laiką laikė šaldytuvę. Ir kai žiūriu, medicina irgi daro stebuklus. Ir mes nuėjome į katedros bažnyčią, kaip tik tai buvo tai yra Velykų 1 diena, pavasarį. Ir žmona sako, reikėtų komuniją priimti. Aš tada pasiūliau, sako, gal neikimės į vidų, nes ten vis tiek, kaip nekaip, reiškia, sveikata neipatinga. Sako, priimkim čia, tą dvasinę komuniją mintimis. Priimam komuniją mintimis ir žiūri, tik tai iš ligoninės kaulas atskrido ir atsistoja į vietą. O toks vaizdas, tas reginys toksai. O pas ją buvo 2 sykius ją kvietė, reiškia, paleido į namus, viskas namuose jinai buvo. Ir 2 sykius ją kvietė į ligoninę, kad jai atstatyti vietą kaulą. Ir jinai nuvažiuoja į ligoninę, nuvežu. Ta diena avarija ir žmogus, reiškia, yra kitą operuoja ir negali operacijos atstatymą daryti. Tada vėl atideda. Antrą kartą atideda ir aš tada, kai per Velykas, reiškia, atskrido tas kaulas, sako, dabar jau matyti greitai operaciją darys. Ir ant rytojos paskambino, kad atvažiuotų į ligoninę. Ir 2 ir 3 gavosi Kalėdų dieną, reiškia, operavo, statė kaulą į vietą. Tokie įdomus dalykai, kitas iki per tavo aiškiai regystę matosi, kaip vyksta procesas.
Taip, kad jeigu atsitinka kokia nelaimė ir kas nors, tai nesmerkti, neteisti, nepergyventi, o laiminti. Su malda laiminti, kad prašyti ir atleidimo už nuodėmes, dėl ko tie dalykai yra, ir laiminti to proceso vykimą, atsistatymą, atkūrimui. Ir čia vienas iš pagrindinių dalykų, kad kitas žmonės kreipiasi, komai guli. Jau mėnesis guli komai, žmogus neišeina. Peržiūri struktūrinis derinis, atsistato sielos dariniai. Žiūrėk, ir žmogus tą pačią dieną ant rytojus išeina iš komos. Ir viską daro, reiškia, žmogaus mintis, protas, to šviesias mintis gelbsti, blogas mintis, tame tarpe neviltis neleidžia funkcionuoti. Taip, kad žmogus turi dėsningumų suprasti, suvokti ir stengtis daryti taip, kad būtų gerai, o ne taip, kad blogai. Kiti atverkė, pergyvena, kaip sako, aš nepergyvensiu, vaikas ligoninėje prie mirties. Tai sako, jeigu tai pergyvensi, tai jis ir mirs. Taigi mirti to pergyvenimą ne dvasinė šviesa apspinduliuoja vaiką, nepriduod jiems veikti jėgų su motinos jausmu, arba ten tėvo jausmu tuo, noru, geru noru. Ir atlikti, reiškia, netgi atgailą už savo tas nuodėmes, dėl kurių irgi sūnus neturi tvirtą pagrindą. Ir pačiam sūnui atleisti, dėl ko jis pakliuvo į tokią situaciją, paprašyti atleidimą ir kitiems žmonėms atleidimą, kurie sudarė kažkokią tai situaciją. Pas mane įvairiausių tokių, koksai iš atveju yra. Aš jeigu būčiau rašytas, tai matyt, arba apibrėžęs tokias, prirašyčiau čia jau storą knygą. Ot motina eina per gatvę su mergaitė ir motociklistas važiuojant vienu užpakalinio ratą. Ir ta mergaitė nutrenkė. 6 metrai lėkė. Mergaitė oro, nukrenta. Ir paskiau į teismą. Reiškia, į teismą duoda tas motociklistas, kad mama nežiūri vaiko. Kodėl neėjo per gatvę? Sakau, tokių dalykų ir kitas iki man net keista yra. Taip, kad istorijų įvairių yra ir visur tose istorijose, kai pasižiūri, tai dvasinis lygmuo menkas, 3 lygis. 3,5 dar, bet dažniausiai tai būna, kai tokios avarijos 3, bet 3 lygis ir pas tą, kuris motociklistas ir pas tą vaiką 3. O kur įdomu yra. Iškia reikia būti pastoviai aukštesniam lygiai, tada yra išvengiama daugelio dalykų. Ir viskas sudaro žmogaus dvasinę šviesą. Va dabar tas periodas, kuris yra kaip tik gavėninis periodas, tai yra gerai apmastyti, pasigilinti į patį šventą raštą, pasigilinti, reiškia, į informaciją, susikaupti daugiau, atstatyti dvasinį lygmenį, nes dvasinis lygmuo pagrindinis yra. Jeigu sielos dariniai tvarkoja, tai ir kūnas tvarkoja. Kad atsistato sielos dariniai, tai sveiksta ir kūnas pagal derinius, nes pa žmogų, reiškia, valdymo programos, kaip valdo organizmą, taip jis ir gyvena. Aišku, jau ten kažkur tai sulaužyti arba, reiškia, kažkas tai padaryta tokio, tai yra sunkiau biški. Kai kurie dalykai ir neatsistato pilnai, bet funkcijas, kas liečia žmogaus, reiškia, būna, kad atsistato. Tiesa, jeigu sulaužytas stuburas, reiškia, jis nevaikščias jau. Jeigu neatstatys visko į vietą gydytojai patys. Daug yra kai kurių ir fiziologinių procesų, bet iš kitos pusės dvasiniam lygmenyje, kad atsistato ir fiziologija, laiku bėgant atsistato. Yra daug, kad pas mane, juk aš dirbu jau daugiau negu 30 metų, analizuoju tos procesus. Tai turiu pasakyti, kad kitas iki praėjus 10 metų sugrįžta visa sistema normali, sveika, kūrybinga.
Ir netgi žmogus ateina, žiūri, kad visai kitaip atrodo. Jie patys tėvai, vaikai kitaip atrodo. Ir žmogus dažniausiai turi tą, ko vertas. Už tai reikia būti vertam. Reikia būti vertam Dievo palaimų šviesos. Reikia būti vertam gyvenimam. Vertam sveikatos, dvasinės ir fizinės sveikatos. Ir ją turėsi. Ir nekvailystėmis kažką tai bandyti daryti, o tą giliai išmintimi, ramybė vidinė ir ta išmintinga, kūrybinga ramybė. O tos vietos, kur būna, kad sunku pačiam žmogui įsilaisvinti, reiškia iš tų kažkokių tai spąstų, tai reikia per tarpininką atsilaisvinti. Ir išpažintis, tas atgailos sakramentas labai daug duoda. Tai yra viena iš svarbiausių, kur duota žmogui, mūsų krikščionybė įsilaisvinti iš tų vadinamų nuodėmių. Tai yra tų pažeidimų dvasiniam ir fiziniam lygmenį, kurie yra padaryti. Pirma atsistato, kuomet atsistato dvasinis lygmuo, atsistato ir fizinis. Bet jeigu tiko, pavyzdžiui, avarija, kas nors keikia tą žmogų, tad kai žmona ir kitas jaunuolis, jam buvo 16 metų tam jaunuoliui, važiavo su motociklu. Tai jinai pasakė taip, sako, aš negaliu jam net leisti. Sako, aš turiu sūnų, o gal ir jam tokia problema atsitiks. Ir žinot, kad labai teisė. O jau 17 metų praėjo, jie praktiškai viską susitvarkė, jeigu pradžiai buvo priepuoliai epilepsijos, tai ir gydytoja sakė, kad reikės visą gyvenimą, tuos priepuolius turės jinai. Ir kad reikia naudoti vaistus, tai dabar jokių vaistų nenaudoja ir jokių priepuolių nėra. Ir kaip toj dainoj, mūsų močiutė visat jauna, su džinsais ir visur tekina, tai vat ir jinai visur bėga, lėkia, daro. Taip, kad yra visur yra rezultatas, tik reikia tvarkingai žiūrėti į gyvenimą, sugrįžti į harmoniją ir tą harmoniją duoda iš tikrųjų rezultatą tą, kurio verta žmogus. Būti vertam pirmoje. O vertė yra tai pirmoje supratime. Juk žmogui duotas protas ne tam, kad jis kvailystės krėstų, o duotas protas tam, kad jis būtų harmonijai su visata. Harmonijai su Dievo sutvertų, sukurtų pasauliu, kuris duotas žmogui. Ir ta harmonija, jinai atstato jėgas, atstato galimybę. Ir žmogaus lygis visai kitoks gyvenime yra. Bet įdomiausias dalykas yra kitas, jeigu tėvų lygis aukštas, aukštas vaikų. Ir jeigu šeimoje nors vienas žmogus, nors ar vyras, ar žmona aukštą lygį, palaiko visą šeimą. Ir vaikus visus. Ir pats save, ir antrą pusę palaiko. Tiek vyra žmona, tiek žmona vyra. Čia dėsningumas yra galingas. Nes po vedybų vyras ir žmona tampa vienu. Netgi jeigu pastangas stiprias deda moteris, jinai reiškia kitas iki daugiau gali negu tas vyras. O jeigu vyras ir moteris abudu, vyras ir žmona, tai nuostabos dalykai. Kas nemoka rusų kalbos? Čia sėdinčiai. Pakelkit ranką. Vienas. Drąsiai kelkit. Ar visi mokat? Kodėl klausiu, čia yra toks įdomus straipsnis. Ir aš paprašysiu, kad kas perskaitytų jį. Tai jūs ir skaitykite. Jūs ir skaitykite. Neilgas, o toksai va.
Nu, kas drąsus? Vadinasi, istorija о разводе. Skyrybų istorija. Это одно из тех писем, что пишут в состоянии, как говорится, крик души. Возвратившись вечером домой, я застал жену в столовой, где она накрывала стол к ужину. Взяв ее за руку, попросил остановиться и пересесть со мной на минутку, так как мне нужно сказать ей что-то важное. Я хочу подать на развод. Она немного помолчала, потом только спросила о причине. Я не смог дать ответа, и именно мое молчание привело ее в исступление. Ужинать не стали, не до того было. Она что-то бессвязно кричала, умолкала и снова начинала кричать. И проплакала всю ночь. Я понимал ее, но не мог сказать ничего утешительного. Я разлюбил жену и полюбил другую женщину. Чувством вины протянул ей на подпись договор, по которому оставила ей дом и машину. Но она разорвала договор на клочки и выбросила их в окно. И снова начала плакать. Я ничего не чувствовал, кроме угрызения совести. Женщина, с которой я разделил 10 лет своей жизни, стали мне абсолютно чужой. Мне жаль было лет, потраченных на совместное с ней проживание, и хотелось поскорее сбросить эти береги и летать к новой настоящей любви. На следующее утро на тумбочке лежало письмо с условиями для развода. Жена просила у меня отсрочить подачу заявления на 1 месяц. И на протяжении этого месяца продолжит разыгрывать роль благополучной семьи. Причиной была экзамены, которые предстоял нашему сыну. И еще в день нашей свадьбы я занес ее в дом на руках. И теперь она просила, чтобы я в течение этого месяца каждое утро выносил ее на руках из нашей спальни. С тех пор, как у меня появилась другая женщина, у нас с женой практически не было физического контакта. Утром общий завтрак, вечером общий ужин и сон на разных концах кровати. Поэтому, взяв ее на руки, и первый раз после долгого перерыва я почувствовал какое-то душевное смятение. Аплодисменты сына вернули меня к действительности. На лице жены светилась счастливая улыбка, а мне было почему-то больно. Из спальни до столовой 10 метров. Пока я нес ее на руках, она прикрыла глаза и прошептала, еле слышно на ухо, просьбу не говорить о разводе нашему сыну до назначенного срока. На второй день роль счастливого и влюбленного мужа давалась немножко легче. Жена положила голову мне на плечо, и тут я понял, как долго не всматривался в эти когда-то любимые черты, и как они не похожи на уже те 10-летние давности.
На 4-й день, взяв жену на руки, я подумал невольно о том, как эта женщина подарила мне 10 лет своей жизни. На 5-й день в груди щемило от незащищенности маленького тела и доверия, с которым жена прижималась к моей груди. С каждым днем выносить ее из спальни мне становилось все легче и легче. Однажды утром застал ее перед выбором одежды. Оказалось, что в прошедшее время весь гардероб стал ей неимоверно велик. Только сейчас я заметил, как исхудала и осунулась жена. Оказывается, поэтому моя нож легче с каждым следующим днем. Мое прозрение оказалось внезапным, как удар солнечного сплетения. Неосознаваемыми движениями я поглощал ее волосы. Жена позвала сына и крепко обняла нас обоих. Слезы подступили к горлу, но я отвернулся, потому что не мог и не хотел менять своего решения. Снова взял жену на руки и вынес ее из спальни. Она обняла меня за шею, и я прижал ее к груди крепко, как в первый день нашей свадьбы. Последний день оговоренного срока в душе моей царило смятение. Что-то поменялось, перевернулось, чему я не мог дать определения. Я пошел в той другой женщине и сказал ей, что не буду разводиться с женой. По дороге домой я думал о том, что обыденность и монотонность семейной жизни появляется не от того, что ушла или прошла любовь, а от того, что люди забывают о значениях каждого в жизни другого. Свернув с пути и зашел за букетом и приложил к нему красивую открытку с подписью: «Я буду носить тебя на руках до последнего дня своей жизни». Так, задыхаясь от волнения, с букетом я прошел по всему дому, но нашел жену в спальне. Она была мертва. Долгие месяцы, пока я, ослепленный любовью с другой женщиной, летал в облаках, моя жена молча боролась с тяжелым недугом, зная, что жить ей оставалось. Зная, что жить ей оставалось недолго, она последним усилием воли нас постаралась спасти.
нашего Сына воскрес, и сохранит в Его глазах имя хорошего Отца, любимого, любящего мужа. Не могу не могу прогнозировать, но быть может это письмо напомнить некоторым о том, что нужно хранить и беречь свои отношения, свое счастье, которое не заменит дома, яхты и автомобили. Автор неизвестен. Šī kas te izklausītētnis. Reiškia, nesirgo tik slėpė nuo jo, taip? O gal buvo kitaip, reiškia, kada jau pasakė tuos žodžius, tai gavo smūgį papildomą. Taip, kad gyvenimas yra pat žmogų, kuomet užvaldo piktasis tos jėgos, tai jisai daug ko nemato. O kaip sižiūri, paskui būna, kad kaltina save, arba supranta, bet jau būna vėlu. Dabar aš žiūriu, kad atominiai virusai tie žmogų užvaldo. Tai jeigu žmogus turi va tą jautrumą vidinį ir jo įgimti atominiai virusai pradeda veikti. Ir jie tiesiog ima viršų. Jų gyvybės energija stiprėja ir žmogus išeina iš gyvenimo. Dažniausiai tai būna vadinama vėžys, bet tai nėra ne vėžys, o atominiai virusai. Ir aš kuomet sužinojau apie atominius virusus, jau praktiškai pa žmonės neberandu vėžio. O to virusų potencialą tik randu. Ir jeigu potencialas pasiekia virš 100 laipsnio rodiklis virš 100 milijonų, tai jau žmogus eina į kapus. Jeigu kažkur 40 milijonų, tai kitas iki mažai jaučia, laipsnio rodiklis 40 milijonų. Čia yra skaičiai, kurie neįsivaizduojami. Netgi tie, kurie matematiką supranta formulę, tai žino, ką tai reiškia, bet yra kiaurai per visatą eina. Ir žmogus, aiškiai, turėdamas tuo atominiu virusu, tą srautą per pyktį, nepykantą, nuoskautas, nusivylimus, jis stoja į priešiškumą su visata. O visata jėgos galingos ir nepasiduoda. Ir žmogus pats save nubaudžia. Ir bando gydyti chemoterapiją, bando operaciją, bet tie virusų jų neišpjauna. Ir chemoterapija išvis neveikia. Tik susilpnina organizmą, pagreitina mirtį. Dėl to reiškia daugelis onkologinių ligų ir žmonės, kuomet yra gyvena nesantarviai, jie labai stipriai veikia viens kitą. Ir tas poveikis reiškia yra tiek stiprus, kad daug ką keičia. Trumpėja amžius, piktis, agresija auga, bet yra ir kenkia taip pat darbą su kompiuteriu, tai kas atominis virusus turi. Taip kad
yra apie ką pamastyti. Atominė virusas pirmas požymis tai yra skausmai sąnariuose, keliuose, rankose, pirštuose, rankų, kojų. Ir jie, reiškia, taip yra, galima nuo jų atsipalaiduoti, bet būtina sąlyga yra gyventi ne mažiau 7 lygio. Riba 7 jau yra. O dar geriau 8-10, tada jie negrįžta. Jeigu porą metų išgyventi, ramiai, išmintingai, tai jie negrįžta, o kitaip jie grįžta. Ir aš žiūriu, kada žmonės konsultuoju, tai pas kai kuriuos, reiškia, tiesiog kada peržiūri, susitvarko, jeigu ramesnė prigimtis, jie sveiksta žmonės. O kai jie tokie jautrus yra ir turi to pykčio, nepykantos, nuoskaudos, nusivylimo, emocijų tokį srautą, tai jie labai greit save naikina. Tai va taip, kad ir aš dabar žiūriu, kad šitas straipsnis paimtas parašyta 14 metais iš žurnalo. Aš į Vokietiją, kur važinėjau, reiškia, jau 3 metai iš eilės. Harmonija duši. Pirmas 213 metų. Yra dalykai, kurie savotiškai sukrečia žmogų. Ir tas sukretimas yra į naudą ar į žalą. Praktiškai kiekvienas žmogus, tiek vyras, tiek moteris, turi pagalvoti apie tuos dalykus ir turi pagalvoti, stengtis, kad nedaryti skausmą viens kitam. Tai yra pats pagrindinis dalykas yra. Nes neigiam emocijų srautai labai stipriai veikia ir tuos atominius virusus, priduoda jėgų ir žmogaus visas imunitetas silpsta. Ir šiandieną gal nėra ko stebėtis, kad žmonės trumpai gyvena, nes jie nesugeba informaciją šitame sraute išsilaikyti. Jeigu anksčiau nebuvo tų televizijos laidų, nebuvo radijo, netgi žmonės neturėjo. Aš gyvenu dabar jau 73 metai, taigi aš vaikystėje tai nesu matęs nei radijo imtuvų, nei televizijos. Ir jau žymiai vėliau, kada jau buvo amžiuje, jau jaunuolis buvo, tai pamačiau, kad aiškiai yra televizija pasirodė. Taip, kad yra periodas neilgas. Tarp kitko, dar turėjau tokį vieną gerą savybę, aš galėdavau žiūrėti bet kokį filmą, ar siaubą, ar nesiaubą, manęs, reiškia, neišjudindavo iš pusiausvyros. Ir visą žiūrėdavo ramiai. O paskui, matot, su metais tapau toks jautresnis žymiai. Ir žmonės, kad ateina pas mane, juk jie ateina irgi taip pat prislėgti tų visų tarpusavio nesantarvės, pykčio, neapykantos, kažkokios tai sukauptos ir žmonės negali analizuoti, negali suprasti, kad šito visiškai nereikia. Reikia nuo tokių minčių, reikia bėgti. Ir tas pabėgimas pats geriausias yra per atgailos sistemą. Ir per sugrįžimą pas Kūrėją, pas patį Dievą. Tai yra per tą sugrįžimas į tą išmintį, kurį duota žmogui. Tai va čia yra, aš irgi tą straipsnį skaičiau, kažkaip tai labai daug pasakyta.
žiūrėkit, vedasi, žmonės laukia susitikimai, o paskiau gyvena viens kito neapkenčia. Kodėl? Kas įvyko? O tamsios jėgos, demonai, viršdemonas, jos kada įsibrauna į žmogų, jos valdo žmogų. Ir valdo taip, kad, reiškia, žmogus į blogį, per blogį tas šaltinį, žiūrėtų viens į kitą. Kažkokią tai iškreiptą formą. O žmogus, reiškia, turi praktiškai žiūrėti visai kitaip. Žmogus turi išmintingai žiūrėti į patį gyvenimą ir per Dievo 10 įsakymų tą prizmę. Matytis į visą gyvenimą. Ir pirmoje eilėje, reiškia, jeigu atsitinka kažkas tai su pačiu žmogumi, tai iš karto kaltina kitą, kaip jis galėjo šitai pasakyti, kaip jis galėjo šitai padaryti. O kodėl tu nebuvo pats apsaugotas nuo tokių žodžių, nuo tokių minčių tavo atžvilgiu? Reiškia, esi vertas irgi to. Taip, kad yra tamsios jėgos ten, kur, reiškia, negali paimti, jie neima. O kur gali paimti, jie tada ima, reiškia, paima žmogų. Ir jų, reiškia, pats pagrindas tai yra per pyktį, nepykantą, nuoskaudas, nusivylimus, kad viens kito atžvilgiu turėtų neigiamas emocijas. Tada atveria vartus įsibrovimą į save ir tuos vartus blogio minčių srautui. Nes kada žmogui jį įsibrauna demonai ir viršdemonai, jie valdo jo protą, valdo jo mintis, valdo jo jausmus. Ir čia jau pagrindinis yra darbas, kaip prisijungti prie žmogaus ir maitintis jo gyvybės įvais. Jeigu žmogaus iškirs 70% gyvybės energijos, kur gauna iš Dievo savo gyvenimui, atiduoda, reiškia, piktosiam dvasiam, tai kaip yra? Kuris tada apie kokį gyvenimą galvoti ir ilgamžiškumą galvoti. O štai nieko nuostabaus, kad Nikodemas gyvena 940 metų ir šiandieną 94 metai yra 10 kartų mažesnė, nieko nuostabaus. Ir žmogui duotas protas, kad suvoktų, kad suprastų, o jis negali suvokti, suprasti. Taip, kad yra visgi ir žmogus save ardo narkotikais, ardo alkoholio, ardo rūkimu. Ir mano, kad jis daro gerai. Ir žino, kad daro blogai, bet vis tiek daro. Net be pastangų, kad išlipti iš tos problemos. Ir labai stipriai veikia, labai stipriai krenta lygį žmogaus, jeigu jis išgeria alkoholio. Labai stipriai. Bet aš žinau daug informacijos. Ir čia buvo sūnaus gimtadienis, ir išgėriau konjaką, gal 3 tokias taurelės tokias nedidelės, kažkur gal 150 gramų. Maždaug po 50 gramų. Ir žinot, kaip pajutau skirtumą, kadangi aš jaučiu savo būseną kaip yra, ir koks skirtumas yra, kai išgėrė tuos 3 stikliukus po pusę. Tai yra kažkas, tai ne tik tai, kad tą dieną ant rytojus, paskiau aš tikrinau savo lygį, žiūriu ir lygiai nukrytė. Ir kadangi aš visai negeriu, ir kada pasižiūriu, koks skirtumas, kaip tie žmonės gali kentėti, kurie geria. Juk pas juos nėra lygio, juk pas juos nėra to suvokimo, reiškia, savotiškai kaip užtemdytas protas. Tot eksperimento tokio dėka pasižiūrėjau, reiškia, pažiūriu, kad veikia, nežiūrint to, kad aš turiu, reiškia, visas galimybės visai kitaip, jau veikia, reiškia, tą pat netgi rodiklio nustatymui jau veikia. Ir būsenai ant rytojos kažkur tai virškinimo sistemai kažkoks tai, kaip pasakyti, pojūtis netoks, kaip turėjo būti. Netgi skrandžio, reiškia, veiksmas visas yra nuo sienos iki čia. Liko rodiklis, kaip pas mane rodiklis, nuo laiptinės išorinės sienos iki čia 3
3 atstumai. O visai sumažėja rodikliai. Tai va dabar ir kada esi būsena, atrodo, viską žinai, visa būsena yra nieko. Jeigu tik tai tą nuodą panaudoja, jis padaro savo. Atrodo, protas galva dirba, viską supranti, o padaro savo. Taip, kad reikia keisti supratimą ir mąstyseną šito atžvilgiu. Susirenka, geria, ten dainuoja, šneka, postringauja, bet jeigu įrašyti tos postringumus ir gerai pažiūrėti, kada išblaivėjai, pasižiūrėk, kaip atrodai. Ir kodėl žmogus taip atrodo. Aš kadangi gyvenau 15 lygyje, tai aš labai jaučiu skirtumą, visos būsenos skirtumą. O kada žmogus gyvena 3 lygyje, tai skirtumą nejaučia. Bet poveikis vyksta. Lygiai toks pats poveikis vyksta. Taip, kad į tuos dalykus reikia labai, žmogus į gyvenimą turi žiūrėti kitaip. Ir čia ne pasakos yra, net šiaip, kad kaip rekomendacijas. Čia yra sugrąžinimas žmogaus į protą. Lygiai taip pat naudojamas kontraceptinių priemonių, ką daro su žmogum, kai naikina savo nuosavus vaikus iščiuose. Lygiai taip pat mintis tos netobulas. Ir visą šitą visumą klausimų, jeigu žmonės neatsipeikės, tą visumą klausimų nuskandins žmogų tikrai. Visą žmoniją. Ant tiek, kad praktiškai žmogus galbūt tik taps velnio maisto. Jis gamins tik gyvybės energiją piktajam ir įmaitins. Ir kai pasižiūrė šitą dalyką ir tą didžiulį mastą plataus vartojimo, ir kai kalbėsiu, buvo moteris iš Kanados atvažiavusi, tas pats. Pasauliniu mastu tas pats. Jinai vaistininkė dirba, kaip reiškia naudojamas tas visas kontraceptinės priemonės. O čia yra, kada žudymas vaikų iščiose, o po to gimdymas nesveikų vaikų. Svarbiausia, 1-10 lygio vaiką iščiose nužudo, paskui gimdo 3-4 ir nori, kad būtų paskui vaikai laimingi, ir šeima laiminga, ir vyras mylėtų, ir žmona mylėtų. Nieko panašaus nėra. Nes nužudymas vaiko iščiose tai yra tėvai patys nužudo tabletėm, spiralėm, tom kontraceptiniam priemonėm ir paskui nori laimės. Nori laimės vaikui, nori laimės žmonai, nori laimės vyrui. Nedarykit šitą. Reikia geriau pagimdyti 10 vaikų, negu vieną nužudyti. Vat mamos pagimdė visus 8 ir visus pagimdė 10 lygiai. Ir pati ilgai gyveno, ir vaikai visi ir dabar sveiki. Ir mano anūkas jauniausias jau buvo 51 šeimos narys, o šiandieną jau, reiškia, mamos tai vat palikuonis jau 54. Taip, kad yra apie ką mąstyti ir pagalvoti. Galbūt aš vat ir tokia šeimoje ir gimiau, ir galbūt ta misija, reiškia, taip pat kažkur tai iš aukščiau padiktavo, kad aš, reiškia, eičiau tuo keliu ir galbūt aiškinčiau žmonėms tas tiesas. Ir netgi iš savo asmeninio gyvenimo galėčiau pasakyti. Gal to, ką kiti negali pasakyti. Aišku, čia be Dievo nukreipimo to viso valios nieks nevyksta. Nes ši informacija labai galinga. Prieš šios dienos gyvenimą šitą informaciją yra atrodo, pasakoja, kad čia, bet čia ne šiaip pasakojimas yra. Čia yra tas pagrindų. Jeigu žmogus tos pagrindus suvokia ir jeigu juos sugeba gyventi, sugeba valdyti procesus, tai visiškai kitaip yra. Ir kada pats pabandai ir pasižiūri, kokie pokyčiai, tai aš dabar neįsivaizduoju, kaip gali žmogus gyventi, kuris kasdien geria, kaip žmogus gali, jo virškinimo sistema, jo medžiagų įsisavinimo sistema, niekas neveikia taip, kaip turi veikti. Ir apnuodytas organizmas
ir jo funkcijos pakitusios ir jis negali turėti normalių vaikų, nežiūrint to, kad atrodo ir tvirtai. Ašgi atsimenu, jaunystėje aš galėdavau išgerti ir litrą to šnapso, ir būdavo nieko atrodo. O dabar iškiai žiūriu, kad kokią žalą jis padaro, kaip jis pakeičia visas funkcijas. Ir jeigu šiandien, reiškia, ateina jaunuoliai, o jaunuolė, žiūri, reiškia, yra širdies rodiklis, stipriausias rodiklis kažkur, tai va toks, va, nu čia, silpniausias, va, nu tos sienos toks. Kaip pas mane, reiškia, silpniausias yra nuo laiptinės sienos išorinės iki 4 kartus. Ir kai žiūri, kad tie rodikliai krenta, kas darosi, kaip atrodo, pats būsena savo, tai tada, reiškia, visai kitoks požiūris yra. Vertinimas kitoks yra. Kodėl aš tada turiu nuodyti save? Ir kodėl aš, reiškia, turiu blogo mintim, kažkokiais tai to šnapso vadinamo, vynų to, kodėl aš turiu nuodyti save? Kodėl pykčių, nepykant aš turiu, reiškia, save nuodyti? O kur, reiškia, esmė yra? Taip, kad būkit protingi, išmintingi, gilinkitės informaciją ir būkit stiprus. Jeigu aš kitas iki, kaip pat, ne todėl, kad man traukia ten išgerti, o tiesiog, reiškia, pabandyti, o kasgi vyksta su žmogumi. Ir atrodo, jau tokį tvirtumą turiu, tą visą tvirtumą, pasirodo, jokio to tvirtumo nelieka. Ir kaip žmonės save ardo ir naikina, kada, reiškia, jie nežinodami tų pagrindų, geria, paleistuvauja, vagia, neapkenčia, pykstasi, mušasi, barasi. Ir jie mano, kad tai yra normos riba. Čia nenormas, čia yra tamsaus pasaulio užvaldyta. Ir žmogus, reiškia, visas savo energiją ir jėgas atiduoda dvasiniai tamsai. Atsiveria nusivimo kanalai. Galingai. Tai va, taip, kad aš daug įvairiais dalykais eksperimentuodavau. Žmonės tikrindavau, korekcijas darydavau vieną pusę, kitą pusę darydavau. Atsimenu dar pačioj pradžioj, mano sūnaus pavogė dviratį. Kadangi aš galiu rasti tą vagį, galiu, reiškia, rasti jį to būseną, reiškia, jį nustatyti jo rodiklius visus, galiu pokyčius daryti tam, gali pakeikimus viską. Ir aš, reiškia, paėmiau gyvybės energiją, susilpnau beveik iki 0. Ir paskui aš žiūriu, kad vos ne iki mirties vadojasi. Reiškia, gali poveikis daryti, bet iš to, sakau, ne, šito nedarysiu. Tiek to dviračio atstačiau rodiklis, kad jis normaliai gyventų. Ir dviratis ant rytojos atsirado. Jau perdažytas. Viskas. Taip, kad yra žmogaus jėga stipri yra. Ir mintis žmogaus, kurioje mintis jis yra kurėjas, jeigu jis ardytoja mintis, jis ardytas, bet jis ardytas ne tik tai kito žmogaus, ardytas pats savęs. Štai pasakyti, neteisk ir nebūsi teisiamas. Neteisk žmonos, neteisk vyro. Neteisk kaimyno nieko. Geriau gerą žodį patark, kad žmogus nedarytų kvailysčių. Galbūt jis nesupras tuo metu, bet kažkodėl tai pasakytas žodis jis pasilieka. Jeigu žmona pasako žodį vyrui, jis ilgai ne. Jeigu vyras pasako žmonai, taip pat irgi nepriima. Jeigu kaimynas pasako arba kaimynė, susimąsto. O kodėl? Todėl, kad kaimynas ir kaimynė pas jūs antagonistinio to ryšio nėra ir jis išminti tą, ką pasako, jau išmintingai priima. O žmonos nenori priimti, iš vyro nenori priimti, iš vaiko nenori, vaikai iš tėvų nenori. O tu štai neigi duoti krikštą tėvai, kurie turėtų praktiškai atlikti savo darbą irgi, auklėti krikštą vaikus. Bet šiandien yra taip, kaip yra. Viskas lyg ir daroma,
bet daugiau tik tai iš reikalo, o ne dėl galutinio tikslo. Tas tikslas yra šioks, bet tik tai paviršutinis rezultatas. Tai va. Dabar padarysiu tokį dalyką. Prieš straipsnių skaitimą mažiausias lygis. Buvo 7. Po straipsnių skaitimo mažiausias lygis. Nebuvo to, kurio nepaveikti. Jeigu man skaitančiam paveikti. Dabar reikės kiekvieną kartą skaityti. Tada nereikia paskaitos, tik straipsnį paskaitykit ir lygmuo bus 12, ar gerai bus? Čia man kas žino tą informaciją. Kas žino informaciją, taip yra. Bet juk informacija, žinot, kaip yra čia taip. Čia vyro ir moters meilė, jausmai, žmogaus ir kita atiminė sistema. Bet juk pagalvoti kitą dalyką, patys svarbiausia. Kaip galima žudyti savo vaiką ir kur iščiasi, kur jis turi pradą sistemai. Aš dažnai taip susimastau, nesmerkiančiai, neteisiančiai, bet ant kiek žmogus yra atbukęs ir ant kiek jisai nesugeba suvokti. Aišku, ne visi tą yra, bet pagrindė. Dauguma žmonių visgi nesuvokia. Jeigu toks ir jauni žmonės, bet jie neparuošti informacijai. Neparuošti, nežino to ir mano, kad šitie dalykai nieko baisaus. Ir aš kai tą informaciją pasigilinu, sakau, aš neturiu teisės nusinešti, kad pas jį reikia prašyti, kad žmonės galėtų pasigilinti. Nes kitaip yra. Aš nematau kelio išlipimo iš tų visų problemų. Ir dar daug aš paskiau žiūrėjau, kaip veikia viskas. Pasirodo, ne tik mane veikia, o visi tie, kurie, reiškia, kuriems buvo suteikta pagalba ir tuos veikia. Tos čirkutės. Taip, kad žmogus, jeigu nori įskilti į viršų, jeigu nori būti pagalbiniu, pat moteris yra turėjusios abortą, užsiima gydymu. Ir neturėjusios netgi atgailos už abortų darymą, reiškia, o gydo kitus žmonės. Čia negydo. Čia dar daugiau papildo tų visų. Vyrai, kurių vaikai nužudyti iš vis irgi tas pats. Ekstrasensų, energetikų pilna. Bet jeigu nėra sutvarkyta programiniai dariniai, ne. O dvasiniai dalykai, tuos, kad suprasti, suvokti ir giliai, reiškia, jūs gebėti palaikyti, reikia visgi ir žinių pakankamai, ir išminties. Ir dar viena problema didžiausia yra šiandien, nes eina srautai filmų. Pažiūrėkit, kokie filmai eina. Arba mušasi, arba krūšasi. Viena moteris sakė. Sako, nėra ką žiūrėti. Arba mušas, arba krūšas. Per radiją čia, per laidą.
Tai šitas rašytojas Bulgakovas, kuris Meistrą Margaritą parašė, jis buvo gydytojas, tai jis savo žmonai darydavo abortus, o po abortų, reiškia, tas knygas rašydavo, kurios tikrai juodos buvo. Skaičiau aš tą knygą kažkada tai. Jokio mane padarė. Valdymas yra. Bet kažkaip tai knyga ten yra negera, yra. Daug yra tos informacijos, juodos informacijos, bet jeigu žmogus supranti tos dalykus, tai perskaityti gal ir galima, bet tai yra. Bet daugelis žmonių tai sujaukia. Sujaukia, du būdai sujaukti yra. Arba paklūsti tą juodą informaciją ir pačiam taip daryti, o antras būdas smerkti tuos, kurie taip daro. Ir abu būdai blogi. Neteiskim, nebūsi teisiamas. O kad skaityti neutraliai, tik pasigilinant į išmintį ir giliau suvokiant, tai toli gražu ne kiekvienas gali. Tai turi žmogus turėti ir ramybę, ir tą išprusimą ir žinias, kad nereikia to daryti. Yra kalbama, kad jis velniui sielą pardavė, nes jis buvo jau stiprus narkomanas, ant morfijaus sėdėjo ir po to kažkokiu tai stebuklingų būdų staigiai pasveiko. Va. Ir buvo kalbos, kad jis, reiškia, sudarė sutartį su velniu. Nu, gali sudaryti. Ir pradėjo knygas rašyti nuo to pasveikimo. Ant kiek tai yra tiesa? Matot, knygos irgi yra, jeigu knyga diktuojama iš dvasinės tamsos pasaulio, tai jinai neša žalą. Ir žmogus perskaitęs tos knygos informaciją naudojasi. Moteris skaita, kaip moteris nuvažiuoja kurortą, susirado įsimylį vyrą, kokie jausmai, tai paprašyta, kad skrajoja kaip danguje, nuvažiuoja moteris ir kurortą ir ieško tokio meilužio. Bet knygos poveikis. O paskui vyras atvažiavo ir susirado su meilužiu skyrybos. Bet knygos poveikia rezultatas. Anksčiau, reiškia, būdavo net neleidžiama skaityti eiliniams žmonėms Biblijos. Nes gali suvokti ne taip. Už tai, reiškia, kunigai, kada mokosi, jie filosofiją studijuoja. Ir taip toliau, reiškia, daugelį dalykų, kurie, reiškia, kad žinias turėtų, paskui, reiškia, gilinasi tą šventąjį raštą. Irgi reikia suprasti, kas yra. Nes šventam rašte yra labai daug įvairių teiginių, įvairių istorijų aprašyta. Ir jeigu žmogus nepakankamai yra šviesus, jam atrodo, kad taip gerai. Kiti sako, tik ir Mozė liepė nužudyti, o kodėl aš negaliu nužudyti? Ir taip toliau, ten yra, kad žydus vedžioja po stepę. Po tas dykumas. Taip, kad savyje reikia auginti gėrį, grožį, dvasinę išmintį, šviesą, dvasinę šilumą dvasinę. O kas prieštarauja, stengtis blogiausiu atveju nepriimti informacijos. Bet jinai, kada žmogus žino, būna, kad kitas iki pasireiškia per sapnus ir vis tiek padaro savo. Geriau kitas iki kažko ko ir nežinoti, bet žinoti tą pagrindinės tiesas ir jomis vadovautis. Kita vertus, ne kiekvienas žmogus gali priimti informaciją, bet kokią. Kuris žmogus aukšto lygio, reiškia, yra dvasinio lygmens aukšto. Turi supratingumą lygmenį, turi gerą, supranta visų dėsningumą, supranta netgi tas pinklės, kurios per knygas, per viską rezgiamas, tai jis gali skaityti ir sudėtingesnę knygą. Bet žmogus, kuris nepasiruošęs, tai perskaičiusi moteris tą knygą,
nuvažiavus į kurortą, ieškome į lūžę ir nori aptarėti tokių jausmų, kaip aprašyta knygoje. Taip, kad yra knygų poveikis labai stiprus, o šiandieną tas poveikis eina per kompiuterį. Ir jeigu žmogus nemoka atsirinkti informacijos geros, tai gal tėvai turėtų padėti pradžiai, kad neatsirinktų šlamštą. Ir kad vaikas neįsileistų nesąmonį į galvą. Ten rasi, ko nori. Ir svarbiausia, ta juoda informacija labai stipriai veikia ir netgi su azartu žmonės deda į tą internetą, kad kiti skaitytų, paskatinti piktųjų jėgų, demonų, virš demonų esybių. Taip, kad yra. Ir kodėl šiandien informacija šito žinojimas ir gyvenimas atsiriboti nuo to viso yra labai būtinas. Ir šiandien reikėtų ruošti vaikus mokyklose. Nuo pačių pradinių klasių. Aiškinti tiesas, aiškinti žmogaus pačią fiziologiją ir aiškinti žmogaus dvasinę fiziologiją. Nes, reiškia, žmogus, jį veikia dvasinė dėsnė, fizikinė dėsnė ir biologinė dėsnė. Jos būtinai reikia turėti aiškinti mokyklose. Bet kas gali aiškinti, jeigu ne vieno mokytojo nėra. Mokyklai pažiūri, didžiausias lygis 4. Tai mokytojas net skatina tai daryti. Mes, pavyzdžiui, Gmailą reikia susikurti nuo 16 metų galima. Facebookas nuo 16. Tai mokytoja klausia vaikai, kas turit Facebookus. Tai visi kelia, tai reiškia labai gerai, kad jūs turit tos Facebookus. Nužiūrint ką išeimą iš to Facebooko. Facebook'e, reiškia, yra ir kai kurie skelbia ir mano informaciją. Bet galima tik nuo 16 metų. O jau vaikai skatinami yra nuo 1, nuo 2, 3 klasės. Čia turi įsijungti, pirmoji tėvai žinoti, įsijungti patys. Antras dalykas, aišku, jeigu norime ir pačiai Lietuvai kitokias Lietuvos, tai reikia tą judėjimą stiprinti. Ir kiekvienas turi asmeniškai save. Pajungti tą išminčiai. Ir paskiau mokėti paaiškinti kitiems. Galbūt ne kategoriškai, o turime išmintingai. Nes gyvenimas mat kaip yra. Klostosi, žmogus lik ir atsipeikė, bet jau žmona negyva blogai. Ir iš to atsipeikimo jo naudos nėra. Straipsnis čia taip, sakyčiau, faktas tikras ar netikras, bet reiškia straipsnis labai geras. Sujudina smegenis. Kas išverstų lietuvių kalbą. Lietuvių kalboje tik neskambės. Žiūrint, kas vers. Jo, žiūrint, kas yra verstas, aš esu lietuviškai skaičius, vokiškas atsimti. Yra toks skaičius. Iš vokiečių kalbos verstas? Nežinau, bet labai gerai skaitęs irgi jautriai buvo. Ir aš atpažinau, kai skaitė tą tekstą. Buvo skaičius anksčiau. Vaikščiojo kažkur per paštus irgi siuntinėjo vieni kitiem žmonės. Ir mane atnešėjo taip pat. Bet jis senai gulėjo čionai. Paskui nutariu, kad reikia perskaityti. Dar kažkoks tai yra straipsnis Vilniui guli. Bet netoksai ten kažkoks. Matot, yra jėgos, kurios dvasinės tos jėgos paduoda tokį impulsą žmogui, duoda tokį norą parašyti tokį. At mano knygą kaip vienas Vokietijai perskaitė ir pasibaisiai kilo noras, kad jo draugai žinotų. Tai jis pasiėmė iš interneto anglų kalboj, išvertė 27, tai yra atsispausdino 27 knygas, ant viršelio uždėjo pavadinimą vokišką,
o viduje angliškas tekstas. Ir tokius 2 egzempliorius aš turiu. Nes aš angliškos knygos tekstą įdėjau internetą vertimą, bet aš knygos neišleidau. Mes Anglijai su jūsų žinia padauginom keletą knygų, pristatėm, davėm tą anglišką kalbankas. Diskusijos buvo ir aptarinėjant tą knygą kilo lygis. Žmogaus prigimtinis 10, o buvęs 5, o jau kai ten paveiksliukus parodėm, paaiškinam ir tekstų. Grinai pristatant, bet leidinį. Vyksta tokie dalykai. Aš asmeniškai niekad nemaniau, kad aš rašysiu tokias knygas. Aš buvau toks konkretus techniškai. Patiko man matematika, patiko daugelis dalykų. Ir aš taip gilintausi kai kurią informaciją. Bet kad aš pats taksiu pat tokiu rašyti, tai tikrai negalvojau. Bet kai supratau šitą informaciją, jo supratau išmintį, tai aš tada savo sakau, aš neturiu teisės nusinešti informacijos į kapus ir reikia būtinai prašyti, kad žmonės žinotų. Nes jinai daug ką veikia ne mažiau negu šitas straipsnis, kur perskaičiau. Galbūt ne tik perskaičiau, bet ir užkrečiau kažkokį tai negatyvį jausmą. Gailesčio jausmą, ar kokį čia pasakyti. Žmogus jautrus yra, pavyzdžiui, naina į laidotuvės, kai verkia ir jam ašaras byra. Tai va, taip kad linksmų švenčių, kas daugiau nedalyvaus, stenkitės kiek įmanoma apsivalyti tą dvasinę šviesą, daugiau jos į save įsileisti, tos išminties, gerai sutikti, praleisti kalėdą, sutikti naujus metus, kad kiti metai būtų laimingi, dalingi, sveiki, turtingi ir fiziškai, ir dvasiškai, ir materialiai. Taip, kad sėkmės visiems. Ačiū.